Sveiki žemės ūkio fanai, mano vardas Darius ir šiandieną važiuoju Žemaitiją susitikti su dviem arūnais ir su jais pasikalbėsime apie tai, kaip sėkmingai užauginti gerus kukurūzus. Taigi likite įsijungę ir sužinosit apie ką tai. Pasėlis neatrodo toks švarus ir jis nėra toks švarus. Gavosi ekstra ir antra klasė. Skirtumas purkšta ir nepurkšta. Šiemet, manau, rekordinių metų nebus. Visi gerai veikia, kai būna geros sąlygos. Būtų skirtingi laukai, galima būtų ginčytis. Gal kažko pripylė. Mes visiškai net nepriartėjom prie leidžiamų normų. Nesam patenkinti rezultatu. Turime 2,20. Augalai viskas tvarkoja, atrodo žali. Esu žemaitis, nesitikėjau pats tokio rezultato. Čia be stimulantų. Čia su biostimulantu. Įsivystymas akivaizdus. Burbuolės žymiai smulkesnės, vizualus vaizdas gražus, grūdas stambus. Nes kitaip kukurūzai neaugtų taip sparčiai ir taip gerai. Ir aišku, visą savo patirtim pasidalinsim su kolegom ūkininkais. O šiaip ūkiai auginam viską. Kodėl gyvuliai, kodėl tie kukurūzai? Sveiki, esu Arūnas Apitavičius. Šiandien lankome Žemaitijoje pas ūkininką Arūną Ūsį. Arūnai. Labą dieną, kolegas. Esam Žemaitijoje, Upino, netoli Šatrijos kalno. Jeigu operatorius pafilmuotų, matytų ir Šatrijos kalno viršūnė, viena aukščiausia Lietuvos vietų. Gyvenam gražioje vietoje. Mūsų ūkis yra šeimos ūkis, mišrus, kaip ir dauguma Žemaitijoje ūkių laikom gyvuliukus, pieniniai galvijai, dalis mėsinių. Ūkis dirba 1000 hektarų žemės. Kodėl gyvuliai, kodėl tie kukurūzai? Turbūt mes Žemaitijoje nesame tokias našios žemės, kad galėtumėm vien grūdinimu užsiimti. Jau mes seniai pradėjom žalinti Lietuvą ir vykdyti žaliąjį kursą, kadangi turint gyvulių reikia mažiau naudoti mineralinių trąšų, naudojam įvairesnę augalų kaitą, augalų sėjomainą ir vienas iš augalų sėjomainas augalų yra kukurūza. O šiaip ūkiai auginam viską – rapsai, kviečiai, miežiai, aišku, pievos, pupos, ganyklos žinoma ir aišku kukurūzai, kadangi be kukurūzų neįmanoma būtų normaliai, gerai vystyti sėkmingai pienininkystės, be šito neįmanoma. Tai gal einam tada į lauką, pasižiūrėkim, Arūnai. Gerai. Kaip tik pasiėmiau burguolę į Žaklin, kad galėtume pasižiūrėti, koks įsivystymas yra būtent nepanaudojus biostimuliantą. Ar turi tokias burguolės mažesnės? Manau, reikėtų atkreipti dėmesį į augalo žiedus. Stovim vietoj, kurioj nebuvo naudotas biostimuliantas. Visų pirma, pagal mūsų ūgį žmogaus nustatyti, matoma augalas kiek yra žemesnis ir patys lapų įsivystymai. Taip pat puikiai matosi ant burbuolių. Burbuolės žymiai smulkesnės ir jos pats augalas pradėjo žydėti tik prieš kelias dienas. Kaip ir minėjau, pats žiedas savaitę anksčiau, o tai yra labai svarbu. Turime 2,20. Skirtumas daugiau kaip 20 cm aukščio. Tai turbūt, manau, akivaizdus. Ypatingai matosi ant burbuolė. Burbuolė šalia, jeigu pridėjus su biostimuliantu ir be biostimuliantu. Imam burbuolę. Darome kapoto testo. Darome burbuolės testą. Burbuolės, turbūt stambumas. Viskas to pasakyta. Veislė ta pati Žaklinas. Kuo jie skiriasi? Jie skiriasi stambumas. Štai, kitaip sakant, įsivystymas. Įsivystymas. Čia be stimuliantų. Čia su biostimuliantu. Įsivystymas akivaizdus. Šitoj, aišku, bus turbūt dvigubai daugiau ir stambesni grūdai. Šitoj dar tik vystosi dabar. O kadangi, kaip ir sakiau, panaudojus biostimuliantą, augalai pradėjo savaitę anksčiau žydėti. Manau, kad viskas bus gerai. Esu žemaitis, nesitikėjau pats tokio rezultato. Pirmosius rezultatus teigiamus pamatėm pavasarį, kai panaudojom biostimuliantą. Pagal spalvą, kuo augalas žalesnis, rodo, kad viskas su juo tvarkoja ir jis sveikas ir sėkmingai augs. Jeigu augalas nebūna toks žalias ir, sakykime, matom šitas laukas, kur nepanaudotas bliuenas, jis yra šviesesnio atspalvio, augalai viskas tvarkoja, atrodo žali, sveiki, bet kadangi netokia sudrė žali spalva, vis dėlto fotosintezė
vyksta žymiai lėčiau ir netaip intensyviai. O mes visada ūkininkai siekiam, kad laukas kuo ilgiau ir kuo labiau būtų žalias. Galim pamatyti, kaip veikia analogiškas produktas prieš piktžoles. Nesam patenkinti rezultatu. Puikiai susitvarkė ir kukurūzų pasėlis buvo visiškai švarus, kai tuo tarpus analogiškų produktų turbūt nusivylėm, ypatingai gerai pasirodė produkto kokybė ir jo savybės tokiais metais, kai šiemet, kai buvo šalta ir sausa. O kaip žinom, visi gerai veikia, kai būna geros sąlygos, šilta, pakankamai drėgmės, tada praktiškai nebūna blogo produkto. Šiemet išskirtiniai metai tokie, tai labai gerai pasirodė tie produktai, kurie gerai veikia ir kurie nelabai gerai veikia. Ir puikiai matom pagal taip, kas yra pasėlė, kiek piktžolių. Dėl ko blioną naudojam, visada ieškom išeičių ir produktų, kad leistų mažiau naudoti mineralinių trąšų, kadangi turbūt netolima ateitis jų kiekiai bus dar mažinami. Dabar jau kontrolė, ypač mūsų didesnių ūkių, yra gana griežtai vykdoma ir kiekvienais metais atvažiuoja augalų apsaugos tarnyba ir gana rimtai ir smulkiai skaičiuoja kilogramus, kiek mes esame išbėrę į hektarą veikliosios medžiagos azoto. Ir šiemet taip pat turėjom tikrinimą, jie nustebo, kad mes visiškai net nepriartėjom prie leidžiamų normų į 1 hektarą azoto. Šiuo metu leidžiama 170 kg gryno azoto į 1 hektarą. Tokia yra leidžiama norma. Mūsų norma kukurūzuose buvo 120 kg į hektarą, kituose augaluose apie 150 veiklios medžiagos. Vasariniam duota apie 80 kg veiklios medžiagos azoto, kadangi auginam saliklinius miežius. Kviečiam atiduota yra iki 150, rapsui apie 160. Blioną naudojom ir žieminiam kviečiam, rezultato kol kas negalim pasakyti, kadangi tik pradėjom kult, praktiškai dar nespėjom padaryti ir bandymų. Vizualus vaizdas gražus, grūdas stambus, vėlgi palyginus su šiais metais, manom, kad bus baltymų kiekis turėtų būti geras, kada baltymų kiekis geras, tada bus ir gera klasė. Pastoviai ieškome išeičių, kaip mažiau panaudoti mineralinių trąšų. Dalyvaujame įvairiuose lauko dienuose, įvairiuose pristatymuose, tame tarp ir agrokoncerno lauko dienos, agrokoncerno bandymų laukeliuose ir praėjusiais metais buvo pristatytas naujas produktas blionas, sudomino, rinkome informaciją, šiemet pabandėme šitą produktą panaudoti savo ūkyje. Pirminis vaizdas ir pirminis rezultatas tikrai nenuvylė. Kai nukulsim grūdų derlių, surinksim, kai nuimsim kukurūzus, matysim visą vaizdą, manau, abejonių bus dar mažiau. Ir aišku, su visą savo patirtim pasidalinsim su kolegom ūkininkais. Iš tikrųjų ir aš pats, jeigu nebūčiau panaudojęs, galbūt ir to aiškaus bandymo panaudojęs vienam lauke, turbūt galbūt ir iškart nebūčiau patikėjęs. Nors vizualiai matėm, kad rezultatas tikrai geras ir jis vertas dėmesio, šitas produktas blionas. Bet čia kaip ir daugumai ūkininkų jau pavasarį esame minėję ne kartą, kad paimkite, pamėginkite, pasižiūrėkite savo akimis. Ir per Lietuvą važiuojant, kur daugybei daromų bandymų, kas liečia kviečiuose, rapsuose, vizualiai galim pamatyti, bet supraskime ir tokį dalyką, kad žmogus dabar į lauką nuvėjus kviečiuose, kur yra pulkšta ir nepulkšta, ir sakytų, aš jokio skirtumo nematau. Bet čia ir yra pats faktas, kad kukurūzai parodo tikrai skirtumą, greitai auga, o ši blion esanti bakterija, metilo bakterija simbiotikum, tai jinai ir yra. Kuo greičiau augalas auga, tuo daugiau jinai vystosi, dauginasi, tuo daugiau jinai to azoto gali prikaupti. Ir be to ne veltui yra pavadinimas biostimuliantas. Būtent ši bakterija padeda augalui ne tik per lapus, bet ir per šaknis pasiimti daugiau maisto medžiagų. Nes kitaip kukurūzai neaugtų taip sparčiai ir taip gerai, nes tam pačiam lauke, kaip ir matosi, būtų skirtingi laukai, galima būtų ginčytis, gal kažko pripylė dar, bet kai tam pačiam lauke, tai viskas parodo akivaizdžiai, kur yra matosi. O iš Lietuvos po truputį eina informacija. Matome iš Suvalkijos pusės, kad tokia veislė kaip Artist, 2 klasės, tai nieko ir nestebina, kad 2 klasė,
Bet kadangi šiemet ne visur leido panaudoti azoto suplanuotą normą kaip visur, tai jeigu susimažino tik azotą, iš karto kviečiai nukrito į 3 klasę, o kur panaudojo blieną, visgi 2 klasėje stovėjo kviečiai. Nuo ko tam mato ūkininkai, tai mato tai, kad paėmė šoninius laukus, tą patį veislę, nuvežė į laboratoriją atskirai nukulus ir pasižiūrėjo. Tai vienur baltymingumas, kur buvo nupurkšta blienų 0,8% yra didesnis ir plius glitimas virš 2 skirtumas. O tai, kas svarbiausia, grūdų klasė nustatyti, baltymingumas ir glitimas. Jeigu jie sukyla kaip priklauso, vadinasi, ir turime geresnių kviečių rezultatus. Kuršėnų pusėje, Šiaulių jau rajonas, Euforija turime tokią veislę, taip pat agrokoncerno atstovaujamą, nusikulus gavosi ekstra ir 2 klasė, skirtumas purkšta ir nepurkšta. Tai va nuo to galima pamatyti, kur eina, nes būtent šiandien planuojame dar važiuoti nuiminėti Ignalinos rajone kviečių. Taip pat turėsime ir Kelmėje labai įdomu, kur taip pat panaudota ūkininkas žiūri į tvarumą ir tenai naudoja savo ūkyje bendrai 120 tik azoto kviečiams kaip pavyzdys. Tai va ten bus labai įdomu pasižiūrėti su blienu ir be blienu, kiek bus derlių priedai ir kokybė. Tai labai lauksime šitų rezultatų ir bandysime pasidalinti su visais. Ir dar iš ūkininko pusės, kadangi žinom vasarą, darbą veja, būna dažnai nepalankios oro sąlygos, karšta, sausa, kaip šiemet dar plus šalta. Tai blienas yra labai patogus naudojant, kadangi neturim pavojaus nudeginimo augalo. Tiek kviečiuose, tiek kukurūzuose. Labai dažnai būdavo ir atsargiai reikėdavo naudoti kai kurios produktus, kad nepagerintume, o galim tik pakenkti. Tai su blienu galima važiuoti drąsiai įvairiom oro sąlygom, ypač kai sausa, žinom patys, kai sausa paprastą mineralinę azotą atiduodami, turbūt negausim jokio efekto, jis tik bus išbertas ir mes tik save nuramindami žinosim, kad padarėm šitą darbą. Tai su blienu panaudojam ir manau rezultatai parodys, kad tai tikrai vertas dėmesio produktas. Svarbu, kad labai yra ilgas jo panaudojimo laikas ir lankstus nepriklausant nuo orų sąlygų. Dar viena veislė Limagraino 31206 190 FAO. Augalai, kaip matom, yra aukšti. Aš manau, pagal dabartinį išsivystymą turėtumėm gauti mažiausiai 45 tonas masės iš hektaro. Ypač šiais metais būtų geras rezultatas. Kukurūzus augindami tikimės iš hektaro ir dažniausiai gaunam apie 50 tonų. Šiemet, manau, rekordinių metų nebus. Pavasarinės šalnos ir sausra savo padarė darbą, bet ten, kur panaudojam biostimulantus, rezultatai bus gan neblogi ir turbūt ateityje galėsim naudoti visiems augalam šitą produktą. Šitoj pusėje yra veislė Žaklinas. O čia Limagraino veislė 30179 180 FAO, turbūt vizualiai irgi šiek tiek matom, kad augalai žemesni, panaudotas biostimulantas blienas. Šita veislė turbūt labai artima yra kūlimui, kadangi matosi, kad užmėgstos ir bus gan kaip 180 veisliai yra užmėgstos ir auginamos gana didelės burbuolės. Pačio augalo lapai, stiebas nėra labai aukšti, bet burbuolės užsimezgė po 2 burbuolės ir jos matomai bus ganėtinai didelis ir didelis grūdų skaičius jose bus užmėgstas. Ką mes norėjom labiausiai parodyti ir kad visi pamatytų, paskutinė veislė Žaklin, naudotas biostimulantas, blienas. Labai paprasta net pastebėti, sakyčiau, neprofesionalui, kadangi ten, kur panaudotas biostimulantas, spalva žalia, augalas yra ryškiai žalia spalva, turbūt visi žinom, kuo žalesnis augalas, tuo geriau ir labiau vyksta fotosintezė, tuo augalas būna produktyvesnis. Dar pastebėjimas, ten, kur buvo panaudotas biostimulantas, augalai žydėti pradėjo savaitę laiko anksčiau. Tai irgi duoda tai, kad ilgesnės dienos kukurūzai subrandins didesnės burbuolės su didesne grūdų mase. Čia ta pati veislė Žaklin naudotas, kaip ir visas likusis naudotas biostimulantas, kairiai pusėje nenaudotas. FAO tokie patys, bet augalai ryškiai žemesni ir ypatingai gerai matosi per augalų spalvą. Taip pat buvom panaudoję bandymui herbicidą
kitoj pusėje panaudotas analogiškas kitos kompanijos herbicidas. Skirtumas pagrindinis tas buvo, kad plotas, kuriame buvo panaudotas herbicidas, rezultatą matėm teigiamą po 3-4 dienų. Ir dabar turbūt vizualiai matyti, kad pasėlis žymiai švaresnis. Ten, kur buvo panaudotas kitos kompanijos produktas, nebuvom patenkinti rezultatu ir turbūt, jeigu viską produktyviai padaryti, būtų reikėję pakartoti purškimą, bet augalai buvo per dideli kartoti herbicidinį purškimą ir pasėlis neatrodo toks švarus ir jis nėra toks švarus, nes kitos produktas veikimą pamatėm turbūt po 10 dienų, praktiškai po 2 savaičių, kai tuo tarpu herbicidas suveikė per 3-4 dienas ir labai paprasta įvertinti, kadangi piktžolės greitai buvo nuslopintos ir kukurūzai įgavo žymiai spartesnį augimą ir visa tai susidėjo į didesnę augalo ir grūdų masę bus. Tai gal Arūnai iš karto praneškim žmonėm gerą žinią, kad rugsėjo gale turime labai didelių planų sukviesti žemdirbius į šį būtent lauką, į kukurūzų lauko dieną, kur vyks agrokoncerno ir Arūno Usio kartu organizuojama, kur rodysime veislių skirtumus, žiūrėsime, kaip ir minėjo Arūnas, burguolių dydžius, žiūrėsim, kaip veikia herbicidai ir džiaugsimės. Tiesiog tikiuosi gerų orų ir iki rudens. Susimatysim, Kviečiame visus.